Nu tai ką, žinokit, aš jau esu iš tikrųjų atsidūręs viešbutį ir man žiauriai juokinga čia kažką sakyti, nes šalia manęs yra draugė. Tarp kitko, draugės vardas ir Živilė. Gerai, bet aš pabandysiu susikaupti ir, žodžiu, visai gan sklandžiai atvažiavam, vos nerealiai iš vieno važiavimo. Ir, ką žinau, pirmas pastebėjimas, žiauriai geri keliai. Pas mūsų Lietuvai nėra tokie geri iš tikrųjų kaip čia šitais Lenkijoje. Realiai esam sostinėje Varšuvoje. Varšuvoje pasiėmėm vieną naktį išmiegoti, kad nereikėtų važiuoti per vieną čia kartą 1000 km, galvojau, kad biškai gal bus per žiauriai, kaip čia pirmam kartui. Tai jau atidaužėm 600 kilų, šią naktį išmiegam, o ryt varysim į Zakopanus. Dabar atvarėm į kambarį, to aš jį parodysiu, ką mes čia esam gavę. Šiaip draugė ieškojo ir sakė, kad čia buvo realiai vienas pigiausių tų viešbutukų, kokį tik rado. Ką žinau, man tai čia viskas yra ok, 9 eurų nakčiai. Nu toks, 50-50. Tai greitai susitvarkom, apsirengiam, pasiemam kuprinę, susikraunam kažkokią tai mini amuniciją ir varysim iki Senamiesčio. Iki Senamiesčio dabar, jeigu neklystu, yra apie 5 kilus ir nusprendėm, kad varysim peškom. Tiesiog pažiūrėsim, kas čia gero tai Varšuvoje. Pusė velnio. Šiaip jaučiu 9 eurų yra brangu, bet ką reik norėti, taigi Varšuva. Tulikėlis. Toks paprastas. Dušelis. Guma atkritus. Nu nieko, gal kaip nors. Užbanintas kurjeris LT. Jau atbanintas, jeigu ką. Toks vaizdelis pro langą. Žodžiu. Šiaip Varšuvos tas visas vaibas priminė žiauriai Vilnių kažkodėl, man nežinau. Taip pats kelionės tikslas jaučiu yra Zakopaniai, nuvaryti kažkokį ten tą ežerą, ten pamatyti, kur yra labai gražus, vadinasi kažkaip Morskį oko beros ar kažkas tokio. Bent jau kiek domėjaus, tenai reikia eiti 8 kilus į vieną galą. Ir po to 8 kilus grįžti dar reik. Nu, ką žinau, bus įdomiai. Tikiuosi, kad man bus geras oras, nes kitu atveju tai būtų jaučiu liūdna per ten liūtį ar per tokį orą eiti, kai tokius kilometrus suvaikščioti ir, nežinau, šiaip ten tipo labai gražus vaizdas tenais. Žodžiu, kas be ko ten nuvarė, pasistengsim pafilmuoti. Aišku, jeigu bus geras oras. O čia tarp kitko tas viešbutis, kuriame esam ir, ką žinau, čia gan visai patogiai buvo self-checkinas, ateini greitai susivedi viską, nereikia su nieko bendrauti, tos prisiriši tenais vietoj, suvedė savo visą info ir varai savo kambarį. Kaip seniai save bemačiau su kuprinė, gridui priminė mokyklos laikus. Gerai, pagaliau galim varyti. Kokias 30 minučių ruošęs. Buvau pavargęs jau laukti. Prieš išvarant aš taip gerai buvau nusiplovęs mašiną. Pasijuodinau padangas, žiūrėk, į Varšuvą su kokiam padangom atvariau. Tarp kitko, užmiršau pasakyti, kad Michelinus užsidėjau. Tik tais visas priekis yra vabalais nutaškytas. Realiai nepamenu, kada mačiau savo mašiną, tokia žiauriai vabalais nutaužyta. 26 laipsniai. Va tau ir Varšuva. Tokiais žvyrais reikia eiti. Jeigu matai priekį kolegą eina. Čia kažkokia yra kita firma, kažkokia Gulovo. Nežinau, bet tokių pilna čia. O šiaip pati Lenkija, pati Varšuva, tai tragedija. Visur, va taip viskas iškasinėta. Čia jau 2 kilus einam ir vis tas pats vaizdelis. O, pagaliau kažką radom įdomesnio. Pareina šašlikėlis į trasą. Užsisakiau kažkokias vištienas, taip lengvai pakaboti. Gerai, dabar tu pasakyk, ką tu čia užsisakei? Salotas. Gerai.
Kiek duodi balų? 80. O kas čia yra, aš tai nežinau, aš jau šitų nevalgysiu. Hinkaliai, seniukai. Abejoju, kad aš jas ragausiu. Atvažiavo ir man. Nu nežinau, to aš jį suplėšiusiu gabalus. Žodžiu, ką tik pavalgėm. Šiaip pavalgėm žiauriai skaniai. Aš ten vištienos kažkokią nesąmonę valgiau, Živilė valgė kažkokias salotas. Plius aliukas vienas į trasą, vienas aperolis. Ir kas svarbiausia, pats tas restoranėlis, jie jau pasiema 10% arbatų savo iš karto, pas Service Pay. Tai arbatos palikti jau kaip ir nebereikia. Ir už viską mes sumokėjom 217 zlotų, kas pavertus išeina kiek palauk? 50 eurų. Labai skanu buvo. Kažkoks gaga restoranėlis, jie čia vadinas pačiam senamiestį. Kai atėjom čia, supratom, kad čia reikėjo mums ateit pavalgyti. Vietelė čia irgi stipri. Man tai žiauriai patinka, va tos palėpės ten, kur yra viršui. Gerai atrodo. Balandioras per patį vidurį. Ir iš niekur pradėjo muzikantai, pradėjo griežti muziką. Ir kas atėjo į patį centrą. Jisai jaučia pasiklyną, arba atėjo iš kalnų. Geras. Žiū. Geras. Jam jaučiu čia belė koks stresas dabar. I gwiazda i żadnych pieniędzy nie chce. Žodžiu, esam pasiėmę tokį namelį čia Zakopaniai. Nu, toks labai įdomus. Toks va visas medinukas. Čia mašinų aikštelė tokia. O čia buvo žiauriai įdomiai važiuoti tokiu keliuku. Ten pačiam priekį atrodė, kad klius. Kad nepratilpsiu. Čia, taip kai važiavau, atrodė, kad taip sunkiai pratilpsiu. Lyja, ne? Vaivorykštė. Nu, ne tokia stipri, kaip buvo tada Klaipėdoje. Bet aš jaučiu čia, kad jie šiandien žaibų. Vis koks kalniukas irgi matosi. Neblogai atrodo. Eisim į kambariuką. Čia atvarai, koks tau namelis yra priskirtas pagal skaičių. Susivedi koduką, atsidarai ir raktą pasiemi. Let's go. Čia tokia svetainė. Šiaip nežinau, kas čia yra, bet čia žiūri skaniai kvepia kažkas. Nu, jeigu tavo kambarys būtų 4 arba 5, eitum į viršų.
Bet kadangi mūsų kambariuks yra 3, tai mes einam į viršų, bet ne taip stipriai, kaip eitumėm tenai. Toks įdomus vaibelis čia. O čia yra mūsų kambariuks. Toks grinai kaip pas močiutės kaime. Tas virš lovos, nežinau, čia geras dalyks, bet gal. Toks balkonėlis yra. Pro Katranų yra vaizdelis į kalnus. Yra šioks toks. Ir yra vaivorykštė dar. Žiūrėk, irgi dviguba. Okei. Ponas Tulikėlis. Nu toks. Nežinau, jau gal netgi Varšuvoje buvo biški linksmesnis. Bus matyti, reikia išbandyti. Ir kas svarbiausia yra parodyti, kad čia negali rūkyti. Kaip gaila, nes jau žadėjau čia prisikišti pilną cigaretų į burną ir padaryti čia tikrą židinį. Ne, nu kur galės čia rūkyti, kai čia vis realiai medinis tas nameliukas. Nefilmavau to viso važiavimo iš Varšuvos į tą Zakopanę. Visas tas realiai visi 400 kilų apie vieną ir tą patį plentą. Nieko gero visiškai. Tai, nu, kai jau liko koks 10-15 kilų iki to Zakopanės, tai jau prasidėjo visi tie kalnai, visa kita, tai, o šiaip Zakopanė jau visai įdomiai. Visai įdomiai, tie visi kalnai, visa kita, nu, įdomiai. Ką mes buvom ten nuvarę tą senamiestį vadinamą, ten tą pagrindinę gatvę. Biškį prasėjom, pasižiūrėjom. Vaibas toks grinai Palanga ir Šventoji, toks per vidurį. Tik tais, kad jie turi kalnus, o mes turim jūrą. O jeigu tau irgi įdomu, kokia buvo kaina šito močiutės namelio, tai 2 naktis 230 eurų. Zakopanė. Esam jau atvarę lipti į tą kalną, kur bus tas Morski oko. Čia tokie vaizdeliai. O aikštelė beveik yra vos nepilna. Vieną liniją beliko, o ten dar 4 tokios yra. Ir yra pilnas visiškai. Ir šiandien yra trečiadienis ir dabar yra 9 valandą ryto. Ir jau antiek judesio čia yra, kad wow. Nu, labai populiari vieta vadinasi. Į vieną galą eiti yra 8,6 kg, kiek pamenu. 8,5 kg liko. Nu, rodo 2 valandas 20 minučių. Tai sėkmės. Čia žodžiu, kas neturi jėgų, gali varyti šitais su arkliukais. Už jaučiu kosminę kainą. Ir tave arkliuks užvilks į viršų. Šiaip netaip atėjom ir nu, vaizdelis tai jo. Vaizdelis stiprus šiaip. O kas be ko, užgaudėm patį geriausią realį, kas be gali būti. Wow. Atradom tokį biškį įdomesnį kampelį, tai dėl vaizdelių tikrai negali skūstis. Vaizdas yra geras. Vandenėlis ir vilioja tiesiog išsimaudyti. Bet kiek girdėjau, jeigu čia išsimaudytum, bauda 5000 eurų. Gaus toks prikuliukas, kad susižadėjom. Super valio. Zakopanai. Leidžiamės nuo kalno ir tokie vaizdeliai vis dar. Tai va tokiais keliukais 8 kyla į viršų, 8 į apačią. Galiu pasakyti iš patirties, užlipti nebuvo taip žiauriai. Buvo normaliai. Tik ant pačio galo jau pradėjo statėti tas kalnas, statėjo tas kelias. Oi. Jau atrodo, nu kada, čia dar ilgai. Bet nulipti visiškai dzin, kažkaip taip šuliuoji, čiung. Nu ir čia tie kylai sukasi žymiai greičiau, negu kad kai reikėjo lipti kas be ko.
Tai žinokit, jeigu užlipsit, tai tikrai ir nulipsit. O jeigu dar ir pasipiršit, tai iš vis realiai parskrisit. Pylė kaip iš kibiro. Ir paskui taip nurimo. Ai, kažkaip buvau pasiruošęs. Galvoju, visai nebloga idėja. Šiaip ir vaizdelis buvo geras. Viskas buvo gerai. Tavo kelnes geras, Živilė. Kaip ir Lenkės, visi linksmumai jau baigės. Nežinau, čia beliko gerai pasiilsėti ir po biškį pradėti mąstyti. Važiuoti link namų 1000 kilometrų. Pum. Kadangi į Morskį oko kopėm labai pavargom, buvo daug emocijų paskui, tai dabar nusprendėm, kad reikia ateiti kažkur pavalgyti. Tai atėjom į žiauriai tokį įdomią vietą, žodžiu Buffalo Steakhouse. Pasėmiau kažkokį burgerį, nes sakė, jie čia žiauriai gerus burgerius daro, tai laukiam. Užsisakėm tokį dalyką, kažkokius jautienos kroketus. Ir du jau sukirtom, šiaip žiauriai geri. Nu, gal ir visai nieko, nežinau. Šiaip Živilės atrodo skanesnis. Galvoju, ką reikėtų apsikeisti mums. Atėjome tokį šopą į guminukų. Živilė sakė, būtinai čia reikia ateiti. Nežinau. Čia per daug visko yra. Toks šopelis ir belė kiek saldainių. Nežinau, čia Živilė įsisuko. Aš jau išėjau į lauką, nes žinau, kad čia baigsis blogai. Pažiūrėk, kiek čia visur visko yra. Vau, iš tikrųjų, kosmos. Šiandien kaip ir skaitosi 4. kelionės dieną jau, bet kaip ir paskutinė, nes ryt jau varysim namo. Vakar ką mes ten užsibaigėm, suvalgėm tos burgerius ir nuvarėm po Zakopanės tą pagrindinę gatvelę, ten skaitos kaip senamiestis, pasivaikščioti. Tai kažkiek prasėjom, nuėjom į saldainių parduotuvę, Živilė biškį prisipirko ten tų nesąmonių ir varėm namo. Buvom pavargę iš tikrųjų po to kopimo į kalną. Šiandien ką atsikėlėm, užsibukinom viešbutį vėl tą patį Varšuvai, atskridom 400 kilų ir ramiai dabar išėjom vakare į miestą. Galvojom, pažiūrėkim, ką dar čia gero toj Varšuvai gali nuveikti. Šiaip nuėjom pavalgyti ir, ką žinau, dar biškį taip paslampinėsim, pavaikštinėsim ir realiai kelionė bus pasibaigus. Tolumoje rūksta mano kolega. Šiaip pilna daug buildingų tokių stiprių. Nu, kokie gražūs buildingai. Nu, nežinau, nu, grynai Vilnius man. Antiek panašiai. Net užkrito tą vietą, kur Vilnių yra. Ta vieta, kur ten visi pirikupai fotkina tas mašinas tarp tų stiklinių pastatų. Nežinau, ar tu matai, ten tolumai yra lenkiškas Big Benas. Bandysim iki jo nueit, pažiūrėti, kaip jis ten atrodo iš arti. Ta prasme, šapakė, žiūrėk, toks kaip mano Lexusas taksų dirba. Tai kur ten turi žmonės tilpti gal atsisėdę? Sveikas, Big Benai. Aišku, Poland Edition. Čiau, Big Benai. Nu tai ką, yra Liepos 17 ir galiu išduoti paslaptį. Kelionė baigęs, mes esam grįžę. Esam Klaipėdoj. Iš tikrųjų, ką tik dabar pravažiavom iš Varšuvos, tai 623 km. Bum. Tai ką, galvoju, dar greitai apibendrinimą reikia padaryti, kaip čia kas, kaip čia viskas, patiko, nepatiko, gerai ar blogai. Tokio paprasto žmogaus kaip aš iš Klaipėdos pastebėjimai. Žodžiu, tik įvažiavus į Lenkiją, McDonald's kas 20 kg, puft, tai už 20, tai už 5 kg. Žodžiu, McDonald's ten surasti nėra kas veikti, realiai McDonald's tave ten randa.
maistas, nežinau, realiai visur, kur mes tik pakliuvom, varėm valgyti, tada kažką buvo super. Tam pirmajam viešbutį, kur buvom Varšuvoje, iš tikrųjų mes ėmėm jį su pusryčiais. Tai ten tie pusryčiai buvo realiai apgailėtini. Ten tik nueini, pasiemi duonos, realiai vos nesviestų užsitipi ir gali kažkokios ten dešrytės užsidėti ir valgai. Daugiau nieko. Pusryčiai labai silpni. O kur buvom pas močiutės, tam mediniam namelį, kaip aš sakau, tai ten pusryčiai buvo gan faini. Iš tikrųjų, kiaušiniai prikepta, dešrelių visokių ir šiaip pats maistas labai skanus. Ten jau tikrai patiko, viskas buvo good. Kas patiko, kad jie patys iš karto užsiskaičiuoja savo tipsus. Nu, tipo, ateini į restoraną pavalgyti ir iš karto pasiskaičiuoja savo 10% ir palieki jiems. Nori, nenori, jiems turi palikti 10% arbatos. Pradžiai gal buvo kiek keista, nes toks atrodo išeini lauk nepalikęs nei kiek arbatos, nors iš tikrųjų tai jau susimokėjai už visą tą bendrą kasą. Tai keista, įdomu, bet gerai. Pas močiutės, kur buvom tam namelį, tai tenai labai ilgai reikėjo laukti, kada šiltas vanduo pradės bėgti. Tai vos ne kokias 4 minutės laikai atsukė šiltą ir tik po 4 minučių pradeda bėgti. Nu, biškį tas gal toks erzino, o šiaip visą kitą viskas buvo pasaka. Visur išsimiegom, be jokių problemų, be jokių kažkokių trikdžių. Kas liečia sienų kirtimą su Lenkija, iš Lietuvos važiuojant į Lenkiją, tai jo, buvo patikros punktas, reikėjo nusukti šoną ir ten biškį mumis pratikrino. Uždavė porą durų klausimų, kur važiuojam, ką veiksim ir viskas. Prašė dar atidaryti bagažinę, kad parodyčiau. Nu ką, jie ten pamatė pilną mūsų tų krepšių. Sako, okei, good luck. O grįžtant iš Lenkų į Lietuvą iš vis nebuvo jokio punkto, tiesiog tiesiai važiavai kiaurai ir pravažiavai. Ir dar kartą pasikartosiu, kas be ko jau minėjau, kad keliai Lenkijai idealūs. Tai tas good. Kas dar, žodžiu, nesupratau net pats, nuo Klaipėdos iki Marijampolės, taškės vabalai ant stiklo, nežinau, važiavom vis laik vienodų greičių, tiek Lietuvai, tiek Lenkijoje. Įvažiavom į Lenkiją, praktiškai 2 vabalėliai nusitaškė per visus likusius kilometrus kelionės. Tai kur buvo čia Lietuva grubiai 200, o Lenkijoje 800. Greitis buvo stabilus tiek Lietuvai, tiek Lenkijoje, likau nesupratęs, bet tai buvo, nežinau, tiesiog dalinos tas, kas buvo, man įdomu pačiam. Ir dar vienas mano keistas pastebėjimas, tai kad pačioj Zakopanėj buvo be proto daug arabų, vienu metu net nesupratau, kas čia vyksta. Ne tai, kad kažkokie europiečiai ir dar kažką, arabai, pilna tų moterų su tais tokiais užsidengusios tos veidus. Ėjau netgi į ChatGPT klausiau, kas per nesąmonė, kodėl Zakopanėje yra tiek daug tų arabų, kas čia vyksta. Tai pasirodo pas jų, ypač Liepos mėnesį yra labai karšta. Ten Saudo Arabijoje, Kuveitas, ten dar kažką minėjo iš tų valstybių. Jie labai mėgsta atvaryti būtent į Zakopanę dėl tų kalnų ir to tokio klimato tipo. Nes pas jų būna tuo metu apie plus 45 laipsnius ir jiems pasirodo tai nepatinka. Jie mieliau renkasi atvaryti va būtent čia. Tai tas žiauriai iš tikrųjų nustebino. Tai apie patį tą visą lipimą į Morskį oko iš tikrųjų praktiškai nefilmavau to lipimo, nes, žinokit, pylė kaip iš kibiro baisiausiai. Ir tiesiog nenorėjau rizikuoti savo kamerą, nes jinai šiaip bijo lietaus, jinai nėra action. Tai galvoju tiek to. Kas svarbiausia, lyjo kaip iš kibiro ir to mes baisiai bijojom, bet kai pradėjo pilt, perlijom kiaurai, abudu lipam į tą kalną, žiūrim viens į kitą su žvilė ir žvengiam. Sakom, žiauriai įdomi ir žiauriai fainiai, kažkas biški kitokio. Ir kai užlipom iš tikrųjų, dar švelniai taip lynojo, o būtent tą pačią gražiausią akimirką ir baigė lyti. Aišku, duodu garantą, kad jums labai įdomu, kiek čia kainavo visą tą tokią paprastą mini kelionę, tai su visko absoliučiai bendrai mes viską suskaičiavom, kiek išleidom, tai mums gavos apie 950 eurų. Tai su visais viešbučiais, pusryčiais, kuru, boltais, nes mes dar su boltais skraidėm po Varšuvą, nes jau pačio galo nebepaslinkom vaikščią, tai jo, viskas subėgo iš tikrųjų 900 pem, 1000 eurų tam tarp. Tiesa, paskutinę dieną mes dar varėm į Varšuvą, ten biškį filmavau Big Beną lenkišką, tai iš tikrųjų pakeitė nuomonę, kai biškį ilgiau ten pavaikščiom, prasėjom per daugiau tų gatvių, tai galiu pasakyti vis dėlto tą Varšuvą, tikrai graži, gan įspūdinga ir verta ten nuvaryti, jeigu nesi buvęs. Tai žodžiu, viską apibendrinom apie tą video. Kaip jau turbūt patys matėt, nedariau kažkokio čia tai stebuklingo tos video ir būtent, kad viskas būtų sufokusuota į kelionę, kaip čia kur ką einam, kur ką darom. Šitą kelionę iš tikrųjų labiausiai pasiliekam patys savo. Tiesiog vieną kitą momentą išsitraukau kamerą, biškį kažką momentaliai tai prafilmavau ir pabandžiau susukti kažkokį tokį trumpą kažkokį video. Taip kad labai nepeikit, nesu tas kelionių kažkoks ten vlogeris, tiesiog šiaip mėgėjiškai 1-2 susakau kažką jums parodyti.
O dabar, kas liečia visą tą voltinimą ir boltinimą, tai jau atsibodo man sėdėti namuose, esu sugrąžintas jau vėl, aš normaliai atbanintas volte ir darom naują challenge. Iš tikrųjų, ne tokį challenge, kaip aš tikėjau darytis, nes biški dar reikia laiko iki jo susitvarkinti man savo vėjus. Tai nuo kitos savaitės, nuo pirmadienio pradedu daryti naują challenge'uką. Ir darysim tokį bairį. Man labai įdomu, pavyzdžiui, ką gali uždirbti dirbant nuo pačio ankstyvo ryto, nuo kokio 8 ryto iki vėlyvo vakaro, iki kokios 10 vakaro, o gal net ir 11. Nežinau, pasižiūrėsim. Dar gerai pagalvosiu per šitas likusias kelias dienas, kaip ką reikės daryti, bet darysim tokį triuką. Visą savaitę lupsim nuo ryto iki vakaro. Rinksim geriausius epizodus, kokios nesąmonės čia nutiks man. O jų, kaip matėt, visą laiką būna. Ką žinau, kviečiu vėl žiūrėti. Bent jau šitą savaitę sudalyvausim, o po šito challenge, kur dabar darysiu, vat nuo pirmadienio, tai po to bus dar kitas. Tai, ką žinau, tai jei nori nepraleisti mano naujo video, kuris įkris, vat nežinau kada tiksliai, ar antradienį, ar trečiadienį, o gal tik ketvirtadienį, tai siūlau tau paspausti subscribe ant mano kanalo, arba tiesiog lietuviškai prenumeruoti. Angliškai subscribe, lietuviškai prenumeruoti. Ir tada tau tiesiog ateis notificationas, ar į telefoną, ar į kompą, nežinau per ką tu žiūri mane. Ir matysi, kada prasidėjo tiesiog naujas mano challenge'as ir galėsi viską matyti iš karto. Tai va, viskas, lėkiu, ačiū, kad žiūrėjot ir, nežinau, parašyk dar komentarą, jeigu gali.